Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją. Šiame vaizdo įraše kartu nagrinėsime, kaip valdyti modelius, kuriuose įrengta DINAVT bepakopė transmisija. Norėdami pradėti, užveskite traktorių. Tada, naudodamiesi pirmų antrų mygtukais daugiafunkcinėme valdiklyje, pasirinkite lauko arba transporto režimą, priklausomai nuo veiklos, kurią užsiimsite. Pirmasis režimas skirtas lauko darbams, jo užtikrinamas didžiausias 30 km/h greitis ir didžiausias sukimo momentas. Antrasis režimas skirtas naudoti kelyje, suteikiant platesnį greičio diapazoną iki 50 km/h. Tada pasirinkite norimą važiavimo režimą naudodami mygtuką, esantį ant porankio. Naudodami rankinį režimą, turėsite duoti komandą pirmyn svirtimi ir valdyti variklio sūkius akceleratoriaus pedalu. Automatiniu režimu galite naudoti arba svirtį, arba akceleratoriaus pedalą, o variklio greitis bus automatiškai reguliuojamas pagal jūsų komandą pirmyn. Bet kuriuo metu galite valdyti svirtimi ir pedalu. Perjunkite į automatinį režimą pavyzdyje. Kontrolinė lemputė užsidega žaliai. Atleidę stovėjimo stabdį, įjunkite transmisiją su galios valdymo reversu norima kryptimi. Pavyzdžiui, važiuokite į priekį. Traktorius įjungia važiavimą į priekį, siekdamas greičio, nustatyto kaip paleidimo komanda. Jį prietaisų skydelyje rodoma žaliai. Tada tiesiog paspauskite daugiafunkcinį valdiklį į priekį arba nuspauskite akceleratoriaus pedalą, kad pajudėtumėte į priekį, nes važiuojame automatiniu režimu. Dabar jau žinote, kaip valdyti traktorių Massey Ferguson su DINAVT transmisija. Dabar jūsų eilė pabandyti.